Elektrėnų, Trakų bei mažesnių miestelių gyventojai. Svarbiausia bei egzotiškiausia šventės dalis – maudynės Bernardinų ežere. Tokių drąsuolių buvo per 40. Jauniausia tarp jų 6-metė Kamilė ir vyriausia plaukikė ponia Onutė, peržengusi 8-ąją dešimtį. Ar baisu buvo? Ne. Pirmą kartą maudeisi? Pirmą. Ar šaltas vanduo? Man nešalta buvo. Sudėtingas klausimas, kadangi čia tiek daug žiūrovų, tiek daug šilumos buvo, tai matyt užvirė. Kitą savaitę visi entuziastai galės sudalyvauti tokioje sveikatos ir sporto šventėje Vilniuje. Kokius nustatė balsų tvirtino, jog apie 50% priklauso nuo paties žmogaus. Esą kiekvienas gali padaryti gerokai daugiau negu visa medicinos tarnyba. Konferencijos metu veikia ir sveiko maisto paroda. Joje Sveikuolių sąjungos prezidento Dainiaus Kepenio paklausime, ar žinot, žiūrint, kuria prasme žiūrėsime. Jeigu ekonomiškai, tai yra nenaudinga šiandien. Todėl, kad leidžia pinigų sportinė aprangai, baseinam, įvairiom mokyklom, knygelėm, ieško sveiko maisto, jam tai gana brangiai kainuoja. Tačiau valstybė labai naudinga, kai yra sveikuoliai. Jie mažiau kėsinasi į sodros piniginę, jie mažiau reikia sanatorijų, jie mažiau reikia greitosios pagalbos šitiem žmonėm, bet visuomenė... Muzika ir dainos, bendravimas su publika, kaip po koncerto. Išvados. Tačiau į visus žadėjo daugybę pojūčių ir naujų žinių. Na ir kągi renginio būta netradiciško ir įdomaus. Antrąją šventės dieną prasidėjo linksmybės ir drąsiausiai grūdinimosi mėgėjai puolė į šaltą Salotės ežero vandenį, nepaisydami liaudės išminties teigiančios, jog pirmosios maudynės seka po žaibais ir griaustiniu.